Šiandien sugrįžau į Šiaulius, kad patikrinčiau, kuom pasikeitė trasos po praeito karto. 3 skirtingi spotai, 2 dviračiai ir išbandomos šiaulietiškos svajonės, kurių nepavyko praeitą kartą įveikti. Tad nieko nelaukus, varom varyti. Bam, bam, bim, bam, bum, barabam. Lekam. Salduvės kalnas, sugrįžtam čia. Per daug vėl neaiškinsiu, hebrytė, jeigu norit pažiūrėkit pirmą dalį, kai buvau tam pačiam spote. Aiškinau, kur yra trasos. Nu gerai, pasikartosiu. Vienos į dešinę, rimtesnės, paprastesnės, bet ne ko prastesnės, į kairę. Važiuojam. Čekint, ar kas nors pasikeitė. Tarp kitko, po šitų salduvės trasų nustebinsiu su kitu dviračiu, kurio dar nebuvo kanale. Važiuojam, pažiūrėsim, kaip atrodo tvarkingiausia Lietuvoje vieta, bent jau iš raidinimo spoto, kuris labiausiai prižiūrėtas. Ar kas nors pasikeitė? Jeigu ne, tai greitai apžiūriu, pravažiuojam ir tada varom į kitą spotą, tai dešinėje pusėje, kur yra tikrai rimti reikalai ir praeitą kartą nepavyko išvažiuoti visko. Pasistengsiu šį kartą įveikti. Tikiuosi neužlis. Iš karto nusileidžiam pirmąją trasytę, pasižiūrėsim kaip čia. Dropukas, džampukas. Opa. Matau iš karto. Jau tikrai neišpasakyta tvarka. Atrodo iššluota visur crazy. Net neatsimenu, ar buvo šitas dropukas. Gal naujas? Nu tikrai neatsimenu, ar buvo šitas. Čia kažkoks spotas. Naujai. Hebra, nauja čia ar nenauja? Aš man atrodo šitą praeitą kartą net praleidau traselę ir nesuvažiavau, tai šį kartą tikrai reikia suvažiuoti čia. Pavyzdžiui, va šitas bermas irgi atrodo naujai lyg ir toks va bermas. Šitoj vietoj chill zona vis dar atrodo labai gerai. Kažko naujo gal net ir nematau. Gerai, reikia varyti. Manau, kad greitą šuoliuką įkalt ir tada ten traselę prabandau ir varysim vieną pusę. Judam. Antrą trasytę ramiai prašoksiu ir tiesiai nuvažiuosiu. Oi. Auč. Akivaizdžiai girdėjos, kad kažkas ne to, o ne to yra, kad per mažai oro šoksi. 109, įpučiam iki 220. Išsukam kuo greičiau, kad neišleistumėm oro. Va taip, kad nebūtų. Važiuojam dar kartą. Jo, nuo chill zonos čia po dešinę, o šitas spotas. Čia užkilimas. Šitas džampukas lyg ir buvo, kiek atsimenu. Wow, jūs pažiūrėkit, kokie statiniai. Ok. Šiaip atrodo gan sketchy, tipo toks parvažiuoji ir nebeturi pasirinkimą, turi tik važiuoti. Jeigu dvejoji, tai nėra šansų, turėsi jau važiuoti. Jo. Čia visai nieko atrodo. Taip, čia bermukas, ten bermukas. Dabar dar gerai, grįžtam prie nuo. Labai skaudžiai kažkaip dviratukas susmigo. Grįžtam į antrąją traselę, antrąjį džampuką. Greit sušoku ir neriam toliau, nėra čia ką laginti. Viskas jau būtų pamatyta. Bet noris clean pravažiuoti. Opa. X-upas. Ne, one footerį gal, davai. Čia patogiau one footeriukas bus. Ir padangą reiktų pripūsti. Gerai, kylam į trečią šuoliuką. Tai čia. Ir galima ir tiesiai, ir tada ten. Kairiau. Prašoksiu kairiau. Oi, gerai, kas su e-baiku easy užkilti. Galima sukti ratais. Biškį oriuks, biuro. Lašiukai kranta iš gražaus dangaus. Tikiuosi neužlis. Baisu per toli nenušokti. Nesinori. O, beveik. Nice. X-upas bus dabar. Dar daugiau greičio galima šiaip. Praeitą kartą kažkaip atrodo labiau viršūtindavosi, gal truputėlį iki išmetimo pastatino. Labai maloniai metantis ir čia daug greičio galima pasimti cool. Įsibėgėjam. Bermukas. Sunkiai įsisukti šitą posūkį. Jau. Geras. Pasidžiaukime šitą vietą. Labai tvarkinga, labai graži. Visur tų grebliukų prasieita. Nu taip nebūna iš tikrųjų niekur.
Kaip ir buvo anksčiau, taip ir dabar yra sužymėtos trasos, niekas nepasikeitė, niekas nenuplėšė, viskas vietoje, tai tikrai džiugu ir pagirtin. Galiu pridėti nuotrauką, kaip atrodo mūsų, kaip pavyzdžiui Karoliniškės Vilniuje, kaip vaikai būna trasose ir ką palieka po savęs. Toliau varom, dabar prasivažiavom 1, 2, 3 trasas, važiuojam ten, kur praeitą kartą nepamačiau, kad trasa, tai suvažiuokim tas dar sekančias trasas ir tada į kitą pusę. Varom. O, tai varom šitą staliuką pralėksim. Atrodo labai gražus statinys. Pažiūrėsim, kaip veikia. Bermas, nu tokia senelė, irgi atrodo fainiai. Aišku, neturi išgaubimo. Ten labai bermas geras atrodo. Įsibėgėjimas čia. Ir ten dar sekant yra, kurią praleidau kažkada. Kylam ir važiuojam. Opa, 4 trasa. 2 smagus bermai. Very much. Nice. Ieškom sekančios trasos. Va čia. Op. Opa, 5 trasa. Nice. Aha, čia kažkas. Čia gepukas ir gepukas. O kas čia? Pažiūrėkim. Ką čia turim? Nu čia kažkas neveikiančio, nebent čia nusileidai. O ir čia kažkokių dalykų yra. O, kas čia? Okei. Čia laiptukų turim va. Bum. DH sekcijas. Biški akmenų. O, dievai. Monster. Nu čia vėlgi šiaulietiška svajonė yra. Medinis kažkoks logas. Hebra, nesityčiai, bet nu jis mėgsta tokius. Tai toks logas ir slidimas. Natūralus. Tai niekur ir be sustojimo principė. Tu galiu suvažiuoti. Kadangi Monsterio gerbėjas, toks biški žudikiškas dviračio laužimas. Kiek šito greičio. Nu, subėgėjom. Šiaip smagiai visai smagiai. Galvojau, bus blogiau negu susivažiavo. Bam, bum, bam, barabim. 5 trasa. Hop. Opce. Gepukas mini. Šuoliukas mūv. Persikeliam. Bermas. Dar vienas. Jau. Wow. Hebrytė. Va čia tai priežiūra. Sugriebta viskas. Amazing, sakau. Laukiam lietaus pabaigos. Bet tuo pat metu galim pasidžiaugti, kaip atrodo patiniai tokie. Opa. Nu labai gražu. Kadangi lietus lyja ir laukiam lietaus pabaigos, tai pamėginkim išsikviesti vieną geriausių raiderių Lietuvos, kuris dalyvavo daugybę varžybų šį sezoną, šią vasarą Europos čempionate, pasaulio čempionate. Juos atsilieps. Tai yra Maksimilijonas. Sveikas, ar girdi? Kas buvo, ką veiki? Guli, va taip va. O tu Šiauliuose? Jo, bet aš šiandien ruošiuosi varžybas važiuoti. Varžybas, dieve, tu kur varai? Į Šveicariją, Prancūziją. Šveicarija, Prancūzija. Tai žodžiu, į salduvę tikrai neišlysi, ne? Ne, sorry. Ai. Klausyk, tada klausimėlis toks. Mačiau kažkoks atnaujinimas to logo. Lyg lendingą pastatėt. Aš dar nebuvau ten, bet klausimas su greičiu. Kaip ten ką klausyk padaryti, kad nebūtų per daug ir per mažai? Išgriovė žmonės tą atkampą. A, iš vis nebėra jo? Jo. A, tu rimtai? Jo. Aik tu sau, nu kaip gaila. O toliau irgi kažką griovė, ar ne? Jo, eidavo tas antras medinis ir išgriovė. Irgi nebėra medinio? Jo. God damn, supratau. A, galėsi gal klipą kokį primesti? Jo, vieną turi galėsi. Vieną turi, okei, gerai, tai pridėsiu, kaip atrodė benčių. Nu viskas aišku. Gerai, tai netrukdau gerų varžybų, žiūrėkis tada. Gerai.
Nu, davai, žiūrėkis. Tai vat, gaila. Bet vis tiek nuvarysim vieną pusę, dar yra, kaip girdėjau, ne viską išgriovę, tai pamėginsim vieną džempuką, kurio praeitą kartą nepravažiavau. Sėkmės, Maksimilijonai, tau varžybose ir tikimės geriausių, aukščiausių vietų. Nepasiduok, tikrai šeri gerai ir tikrai būsi vienas geriausių raiderių. Varom. Tai va, bloga žinia, išgirsta, bet varom vis tiek pažiūrėti, kaip atrodo tas spotas, kuris išgriautas. Grįžtame pažiūrėti, kas likę griuvėsius, kurie liko dešinėje pusėje šio Salduvės piliakalnio. Tai čia būdavo startas, galima sakyti. Atrodo visai apleista jau. Bėgėjai, maksimalus greitis. Bam! Ir čia statinys šitas. Ai, ir negavau galimybės išbandyti. Naujiena tokia, kad šito spoto didžiausias statinys sunaikintas. Nebėra. Varom pažiūrėti, kas liko dar toliau. O, vau. Ok. Liūdnokai. Tai šitas dar važiuojamas. Šitą, manau, reikia praslėkti. O čia, kur būdavo medinis, nebėra. Reikia atsargiai neužvažiuoti ant viniukų. Galima dar pralėkti. Nors čia irgi vinių krūvos. Reikia uždengtas vinis gal kažkaip, kad neužšokti. Toliau pasižiūrim. Šitas. Nu, kažkaip gal pralėksim. Tada važiuojam. Čia iš dešinės posūkis ir džampas. Nevažiuojamas atrodo. Ir toks toli. Pilna keisinimų. Paaugęs, bet tikrai didelis gepas. Ui. Šito praeito kartą nevažiavau, o šį kartą gepas didelis, mažas landingas, mažas kikiris. Vadinasi, reikės bunny hopinti. Reikia pasižiūrėti privažiavimą, atsimatuoti. Yra posūkis ir reiks, nu, ką žinau. Per DH ar ten važiuoti. Per šičia tai bus sunku visai įsibėgėti per šitą sekciją akmenų. Nu, reikia pamėginti. Nepamėginęs, nesužinosi. Nemeluosiu, kaip visada, baisoka kažką bandyti. Naujo, nevažiuotų. Let's send it. Ir lambački. Manau, ir šitą išeis įveikti. Reikia pamėginti. Yra tešlų, yra daug greičio, mažas bermas ir didžiulis gap. Čia nesuprantu kas. Kažkoks statinys buvo, Gal viskas arčiau buvo. Atrodė gal per lengva ir patolino, bet man čia sudėtingai visai atrodo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 metrai. Apie 6 metrus turbūt. Važiuojam. Gerai. Varom varyti. Oi baisu. Jai. Nu gerai. Bandymas numeris 2. Send it. Jepukas. Mūsų kėlis. Opa. Nice. Nice. Yes. Let's go! Adrenalino pliūpsnis belio koks. Ir varom į sekantis spotas. Bum! Antrasis spotas yra Šiaulių pumpavimo trasa. Mums reikės jau kitokio dviračio. Kitas dviratis NS Bikes. Tai yra Signature, Ten Pilgrim rėmas ir kitos dalis. Priešais yra BMX trasa. Tai tokios dvi super duper vietos, kur galima labai gerai treniruotis. Ta ir padarysim mes. Varom varyti. Kebra, į kurią čia pusę važiuoti reikia? Į kurią pusę važiuoti? Čia? O tu priešais dabar važiavai? Velniukai, pabandom kažkur.
pavažiuoti. Joj, keista užlipti. Aha. Bet čia nesusijungia. Ei, pabandom paieškoti lainų. Oi, slidu, atrodo, kad gali būti. Okay. Nėra lengva. Sako, ką čia darau? Važinėju. Jaunimėlį Šiauliuose. Reikia pažiūrėti, ką nors čia pagepinti, pavyzdžiui. Kai kuriuose bermuose yra šlapė, tai gan baisu važiuoti greitai. Jo, galėtų pradžiūt būtų paprasčiau, bet gali užlyt bet kuriuo metu. Šiaulių pumptrekas, didelis. Velosolutions pastatytas, tikrai kokybiškai ir ko Vilniui trūksta, tai tikrai tokio pumptreko, pumpavimo trasos. Būtų smagu, kad ir pas mus būtų tokia trasa. Paieškosiu dar kokių nors gepukų, kur galima prasišokti ir tada varysim į trečiąjį spotą. Reikia čia kalti manualą. Menio. Nupo į baiko. Jaučiuos nestabiliai. A tikrai peršok šitą? Šitą? Ai, tą? Nu va čia iš tuos į aną. Taip, taip. A jo? Okei. Ar jūs norite tik tais, kad aš čia šokčiau ir apgudinėjat mane? Bet gerai, pasibandžiau. Reikia dar kartą. Įsibėgėsiu iš toliau. Ai, goddammit! Ne! O, vėjas užnešė, matai mane? Pučia, vat, iš kairės į dešinę, nuputė į šoną. Akivaizdžiai, va, tiesiai paskui tą turėklą medinį. Wow, važiuom dar kartą gal. Biškių vairis nusisuka. Bandyta, ne? Bandyt iš karto, taip, va, ne? Nu gerai. O, jūs. Persikeliam. Minimo. Oba. Kaip matos, tikrai nėra lengva, bet varom į trečią spotą. Trečiasis spotas atvykome. Tai yra Lieporių skateparkas, esantis Šiauliuose. Tikrai neprastas skateparkas, kuriame pamėginsim pavažinėti su savo dirtu. Kiekvieną skateparką reikia iš tikrųjų prisivažinėti ir aš nesu čia buvęs pirmą kartą, todėl reikia visai surasti kampus, kaip kas ką meta, kokie išlenkimai yra ir pažinti labiau skateparką. Tai važiuojam išsimėginti ir gal įsūdysim kokį nors vieną kitą triuką. Gal. Pažiūrėsim. Šiauliai nėra išimtis, turime aišku paspirtukų, ko yra visą laiką daugiausia, bet kaip nors gal susitarsim, jie tik tais 4, aš 1, pažiūrėsim kaip čia šiauliečiai laikos, tai galim va, street zonai padarysiu voneiti. Mano skillsai parke yra super tokie atšipę, bortelę užšokam ir voneiti out. Not the smoothest. Sketchy rider. Toliau, ką galim ant flyboxiuką, X-apiuką per spainą. Tiesiog bandau išgyventi ir quarterį tada table. Tai per flyboxą pamėginti no hander. Dar susitarit kažkaip.
kad įtilpti. Yes! Mane po truputėlį nugali, bet smagu. Smagiau būtų, jeigu paspirtuko nebūtų, tikrai neheitinu. Už tai Sam Pilgrim NS rėmas tikrai gerai tarnauja. Ačiū Martynui už šitą baiką, you the best. O dabar norėčiau visai trišiam pamėginti per flyboxą. Važiuojam. Oi. Kas juokingiausia yra, kebra su skūtais važinėja. Vieni atvarė be tėvų, su šalmais, bet kai atvaro su tėvais, tai dažniausiai vaikas be šalmo. Kodėl? Kaip čia? Ir dažnas variantas, jeigu su tėvais atvaro į skateparką, su paspirtuku, tai vaikas be šalmo. O, super. Tai va, įdomiai. Ačiū, kad buvai Šiaulių 3 spotuose kartu su manim ir nepamirštam laiką, share, subscribe, komentarą ir iki kitų kartų. Davai. Ačiū sugyventiniai už filmavimą.